Taigi, šiandien spręsim uždavinį iš šilumos kiekio. Tai primenu, kad šilumos kiekis yra vidinės energijos kiekis, kurį gauna arba kurio netenka šilumos perdavimo būdu kūnas. Mes naudosim štai šitą šilumos kiekio apskaičiavimo formulę, kur yra visi dydžiai paaiškinti ir pati formulė duota. Tai pirmas, jeigu nesuprantate, neatsimenate formulės, tai rekomenduoju labai išsianalizuoti, kur kokie vienetai, kur kokie dydžiai, kaip jau žymime ir suprasti, kas vyksta. Tai turim dar čia lentelę savitosios šilumos, kurią irgi naudosimės, o čia turim savo uždavinį. Turim 1,5 kg sveriantį vario gabalą, kurio temperatūra pakyla nuo 20 iki 80 laipsnių. E, e, Perduodant šilumą. Kiek šilumos jis sugėrė, klausimą. Tai mes turim vario savo gabalą kažkokį ir iš kažkur tas varis jam perduodama šiluma, tai gal kaitina ar kažkaip, ir jis turi kažkokią masę, turi temperatūras ir taip pradinę temperatūrą ir galinę temperatūrą. Ir viskas tai mums duota šiame uždavinyje, šioje sąlygoje. Taigi, pasižymim, kas duota ir ką rasti. Kaip rašysiu, tai čia bus ką rasti, o čia bus kas duota. Tai 1,5 kg. Čia bus duota masė mūsų, čia bus M, 1,5 kg. Toliau duotas, kad varis, čia yra mano medžiaga ir pažiūrėjus į formulę, tai reiškia priklauso mūsų nuo savitosios šilumos. Tai turim savitosios šilumos čia lentelę ir varis yra štai šitoj vietoj. Pasikeisiu spalvą, kad matytumėte. Varis yra štai čia. Tai reiškia, tai yra 400 duoti ir vienetai džiaulis padalintas iš kilogramo kart Celsijaus. Tai aš ir rašysiu, kad mano C vario šiuo atveju bus 400 džiaulių padalinta iš kilogramo kart Celsijaus. Toliau matau, kad pakyla nuo 20 Celsijaus temperatūra, tai reiškia, čia bus mano pradinė temperatūra T1, 20 laipsnių, iki 80 laipsnių. Tai reiškia, čia bus mano galutinė temperatūra, nes iki. Čia bus 80 laipsnių. Taigi, ir klausimo, kiek šilumos jis sugėrė. Tai reiškia, šilumos kiekio klausia Q. Tai mes ir ieškome, pasinaudojam savo formulę, kuri duota štai čia, kad Q lygu C kart M kart skliausteliai T2 minus T1. Ir vietoj raidžių, nieko man keitinėti čia nereikia, viskas yra pagrindiniais vienetais arba jų atitikmenim. Ir čia galiu rašyti vietoj C 400, vietoj M galiu pasižymėjau, kad tai yra 1,5 kg. 1,5. Rašysiu gal su vienetais, kad būtų visiems aišku. Tai 400 džiaulių iš kilogramas kart Celsius. Tada kart, kaip ir sakiau, 1,5 kg. Ir kart T1 minus T2, tai reiškia 80 laipsnių minus 20 laipsnių. Minus 20 laipsnių. Nes reikia atkreipti dėmesį, kad visada formuliai pirmą rašom galutinę, o tada pradinę. Ne atvirkščiai.
Ir tada turėsime, kad atlikus šitos veiksmus su skaičiuotuvu, sudauginę 1,5 kart 60 kart 400, turėtumėte gauti, kad mūsų savitoji šiluma, čia pratęsiu, yra lygu, atsiprašau, ne savitoji šiluma, o šilumos kiekis lygus 3000, 30 tūkstančių. Tai gavome 36 tūkstančius džiaulių, nes matuojame šilumą džiauliais, temperatūrą Celsiais, kaip duota, masę kilogramais, iš to ir žinom, kaip ką pažymėti. Toliau. Čia pats paprasčiausias uždavinys, tikrai, manau, visiems suprantamas ir įveikiamas. Pirmą perskaitom sąlygą, jau žinome, ką reiškia, ko mums reikia formulėje, tai šilumos kiekis priklauso nuo medžiagos, ką žymi C, priklauso nuo pradinės ir galinės temperatūros, tai yra nuo temperatūros pokyčio ir nuo kūno. Tai perskaitę sąlygą pasižymim atitinkamais dydžiais ir įsistatom į formulę. Tai dar galiu su spalvom. Tai čia duota masė ir mes tada tą masę įsistatom čia ir čia. Tada kita spalva, čia yra duota varis, čia yra parašyta, kad varis, lentelį susirandam varį ir vietoj ten ir rašom. Ir toliau duota pradinė ir tada duota galutinė temperatūros, čia galutinė. Ir tada ieškome atsakymo, tai ir gauname štai šilumą.